O jau, o čia jau sprendimas Recording priimtas. in progress jau. Viskas, Algi, baigs posėdis. Progresas. Kam progresas, o kam ne? Kam regresas prasideda? Tik nauji pirmininkas tuo iš karto. Gerai, tada atsiprašau. Trukdymą, kliūtis, pasipriešinėms, viskas aišku. Jau galim pradėti. Viskas, jo. Įrašas ein. Tai taip, šiandien yra vasario 2, beveik 1 valanda, jau po 1 visi nariai esam. Ir pagal tvarką turiu paklausti, ar darbotvarkėje, reiškia, ir vienas klausimas dėl pakartotinio tarybos narių elgesio įvertinimo. Ar su darbotvarke sutinkat, ar ir kokių nors pasiūlymų, papildymų, klausimų? Pritariam, bendrus. Pritariam. Algirdas kelia ranką. Aš pareiškiu nusišalinimą nuo tuo svarstymu. Aš privalau nusišalinti, privalau. Pritariam. Aš manau, kad gal nepritariam. Nes jo reikalai, kažkaip jie liečiantis, tai automatiškai čia turėtų nusišalinti. Paskui, kad iš tikrųjų nepripaišytų pažeidimų. Kęstuti, bet jisai gali būti, tik tai negalės nieko nei balsuoti, nei komentuoti. Taip. Tik tai tiek. Tai kaip, kolegų, sutarėm, ar tegul būna Algis? Tegul klausos, kas čia buvo. Aš manau, kad gali nenusišalinti, nes... Ne, nusišalinti privalo, tai kad... Tai nusišalinti, bet dalyvauti gali. Tai pritariam šitam. Aš noriu paklausti. Taip. Aš Bacevičiui siūlyčiau nusišalinti iš tikrųjų, nes buvo tas atvejis, kad žmonės svarstė ir aš nenusišalinau, nebalsavau, bet aš dalyvau tam posėdį, niek nedariau ir paskui mane Vilnius svarstė, kad atseit aš dariau čia kažkokį įtaką, tai kad nebūtų problemų geriau. Jo. Linai, kadangi tu komentavai ir kalbėjai, tai taip, bet jeigu tu nieko nei balsuoji, nei komentuoji, tai nusišalinims ir yra tai, kad nusišalina, bet iš posėdėje dalyvauja. Gerai, Algirt pažadėti nekomentuos. Kolegos, iš tikrųjų teisinga. Algirt. Juk ir taryboje turim išeiti, juk galėtum sėdėti į taryboje. O dėl to atsistoja išėjai. Taip ir čia. Jei tikras nusišalinims, to ratijų. Tai Algirdai. Žiūrėkit, gerbim kolegas, aš pareiškiu nusišalinimą, aš privalau pareišti nusišalinimą. Gesut žino puikiausiai, kad jūs galite nepriimti nusišalinimą, ne? Bet, ko aš norėjau pasakyti, aš tik tai aišku apie balsavimus, bet ar yra galimybė apsiginti? Jeigu aš esu vis dėlto svarstomas šį kartą, šio klausimo, ne? Aš esu svarstomasis, aš nežinau, aš galvoju, nusišalinti, aš pareiškiu. Jeigu sakau, Lina, komentarų, apsiginti, yra galimybė komisijoje, ar nėra galimybės apsiginti? Nėra. Nėra, nėra, tai nėra. Jo, priimsim sprendimą, paskui raštu galės parašyti, bet nors. Gerai. Galbūt taip. Tai tada balsuojam, kad priimtų nusišalinimą. Priimam. Supratau, jeigu kas, prašau skominti, aš prisijungsiu, jei tinkas nors kaip pasakyti. Taip. Gerai. Tai galim pradėti komisijos posėdį. Jau visi. Ir vienintelis klausimas yra dėl pakartotino tarybos narių elgesio įvertinimo. Čia po gauto vteko antro užklausimo ir man buvo pavesta padaryti tyrimą. Ten buvo didelė medžiaga, 80 su viršum lapų. Ir kažkaip ieškodama tiesos, jūs tikriausiai skaitėt mano tą tyrimą. Taip. Ieškodama tiesos, atradau kuriozą, kad rodo, kaip mes negirdim vieni kitų. Šita ataskaita audito ir kontrolės komitetų padaryta, jinai yra nevieša. Jinai yra prokuratūros, reiškia, draudžiama viešinti, tai tada klausimas yra, kokią ataskaitą antikorupcijos komisija, kokią ataskaitą darė tyrimą.
kokia tai buvo ataskaita iš interneto, bet tai nėra pakankamai rimta, pakankamai teisėta, tai man atrodo, kad tas klausimas dėl ataskaitos tiesiog, jis nusinulina, jis ir niekinis, todėl kad nei buvo iš ko daryti tą ataskaitą, ten nei tegul gal savo antikorupcijos komisijoje išsiaiškint, kokiu pagrindu nei pradėjo tyrimą, jeigu ataskaita buvo nežinia iš kur, iš interneto, dar iš kur, kokiais fragmentais suklijuota. Ataskaitos viešoj erdvėj nėra. Reiškia, jinai negalėjo būti joks neatliktas tyrimas tai ataskaitai, nei kažkokie vertinimai, ar ten siuntimai į tarybą ir panašiai ir panašiai. Tai va, šitą medžiagą labai susitraukė, kai aš supratau paprastą dalyką. Nežinau, kaip jums pasirodė, ar pakankamas toks vertinimas, kad, nėra medžiagos. Nebuvo, ar gerai supratau, kad nebuvo objekto, dėl ko čia nusišalinti ar taip toliau, nes nebuvo išvestos ataskaitos. Taip, ta ataskaita yra niekinė iš tikrųjų. Ja. Tai čia vienas toksai punktas. Dabar aš galvoju, kad galim net patį trumpiausią ir komiteto posėdį padaryti, ta prasme, kad nėra paties objekto svarstymui. Dabar ir sekant iš to, ar reikalinga nagrinėti politikų elgesį. Ja, tai tada išvadoje ir parašom, kad pagrindo pažeisti tarybos nariam nebuvo, nes pati ataskaita nebuvo paviešinta visa apimtim, kurioje liestų juos. Ir viskas. Tyrimas padarytas, mes balsuojam dėl tų punktų, kur buvo pavardinti, teko toj ten išvadų. Ir apsisprendžiam balsam. Nežinau, čia man toks siūlymas, kadangi teisingai paminėjot, kad susiaurėja visai tą tyrimo objektų, kaip ir nebėra ir nebuvo dėl ko pažeisti. Bet procesas vyko. Pats procesas vyko, vis tik tai buvo ir iškviesta audito kontrolės komiteto pirmininkė taryba ir ten bandoma buvo klausinėti. Vėlgi sakyčiau, kad ir jinai galėjo tiesiog griežčiau pasakyti, kad apie ką eina kalba. Nėra tos ataskaitos. Tai žodžiu, buvo čia tokia eilė ir nesusipratimų, aš suprantu, bet vis tik, jeigu procesas buvo, tai čia yra tekstai išdėstęs eilę tų straipsnių dalių, kuriais turėtų šitie politikai atsakyti. Ir aš čia prisirinkau, pats viską atsispausdinau ir dabar galvoju, galbūt, aš nežinau, kokia ir praktika tų etikos komisijos, galbūt reikalingų kažkokį ar atmintinę nusiųsti, ar nei turėtų, vis tik tai, aš sakyčiau, kad sureaguoti mes turėtumėm į tai, kad procesą pradėjo ir dalyvavo ir balsavo, ir pagal visus tuos įstatymų 2, 3 dalį, 11 dalį, ten, kur ir vardinti tą elgesio tos normos ir reikalavimai, kad, jeigu jau neįsivėlė tokią istoriją, galbūt reikėtų kažkokį tai, kad permąstytų, perkratytų dar savo veiksmus, nes jeigu ta ataskaita būtų buvus vis tik tai teisėta ir nei būtų taip elgesi, tai šešėlių yra to intereso. Bet vėlgi, čia jau yra unikalus atvejis, kad to istorijoje beveik vos ne 80 ar kiek ten procentų politikų yra, tuose ataskaitos figūruoja. Tai vėlgi, tada nei taryba negalėtų nieko nei balsuoti, nei. Žodžiu, čia ir plus dar unikalus atvejis su tom, reiškia, su tom bylom dėl politikų tų išmokų ir taip toliau. Žodžiu, čia yra painų ir tam vtekui irgi tokio aiškaus atsakymą mes negalim duoti, nes
Bet politikams, sakau, aš manyčiau, kad reikėtų kažkokį tai signalą duoti, kada nei vos neperžengia ribos. Vis tik tai yra tas atspalvis. Ką jūs mąstote? Rekomenduoti politikams reikėtų, kad Jo, ateityje pritariu. atsižvelgtų. Tada taip. Manau, kad tuos punktus tiesiog pasižiūrėti ir rekomenduoti, kada nei dar sėki pasiskaitytų ir gerai permąstytų. Atkreiptų dėmesį į tuos punktus. Jo. Tai va. Čia tų punktų aš neskaitysiu. Ar norit, kad perskaityčiau? Ne, Remigijai, nenorim. Mone Ne, reikia, rašte yra paminėti, viskas aiškiai. Tai gal tada, aš matot, ne Galvojam. visai žinau, kaip tos komisijos, etikos komisijos, koks būn verdiktas pabaigoj. Vis suformuluojam visi nutarimą, kaip nusprendžiam ir viskas. Manau, kad čia geriausias variantas būtų vis tik tai tiems trims politikams rekomenduoti dar kartą pasigilinti į būtent tų nurodytų įstatymų straipsnių dalis. Nu ir kitą kartą būti atsargesniems, kaip čia. Atidėsim. Aš siūlyčiau iš 2 dalių, 2 punktus. Pirma, kad reikia konstatuoti, kad jie nepažeidė mūsų komisijos nuomonę. Kitus punktus ir kitų rekomenduoti ateityje, kaip sako, laikytis to įstatymų straipsnių. Nuosekliau laikytis tų įstatymų Jo. straipsnių. Tiesiog Taip. nuosekliau. Rekomendacija, kaip sako. Nu tai galbūt vtekui ir pareiškėjams to skundo, pakaks visus tos medžiagos. To mūsų atsakymą. Aš taip. Jeigu tiekui nepakaks, mes ir sužinosim. Taip. Gerai, susirašinėsim toliau. Tai va tokios istorijos. Rūtelė, jūs supratot, ką mes čia norim? Rūta, ar ar girdit? Neringa girdi. Neringa, jūs jau studijavo tas procedūras. Ar gerai suformuluojam, jei pirmų punktų, kad jie nepavardinam tos straipsnius, kur čia rašte paminėta, ir antrų punktų rekomenduoti. Rekomenduoti, nesiekti ar kažkaip. Nuosekliau įvertinti ir sekti Situacijas, jo. To įstatymų, reiškia, Dar straipsnių tyrimas dalis. tebevyksta. Ar dabar dar tyrimas vyksta, ar jau jūs susirinkote į posėdį, kad priimt sprendimą? Jo, kad priimt sprendimą. Nes jeigu tyrimas dar nėra baigtas, tai sprendimui priimti turi būti daroma pertrauka tarp posėdžių 5 dienų. Bet tyrimas užbaigtas. Užbaigtas. Tai šiandien susirinko tam, kad priimt sprendimą. Taip. Nes su tyrimo medžiaga yra visi susipažinę, aš esu išsiuntusi ir 5 dienos buvo duota susipažinimui. Tikrai 5 dienos, kažkur skaičiau, kad turbūt ne mažiau 5 dienų, tai va tos 5 dienos įpraėjusios, tai man atrodo, mes dabar galim sprendimą tiesiog padaryti. Taip, priimti. Tai turit priimti sprendimą. Taip. Jūs turit dabar, kaip yra 43 punkte numatyta, kad ar pažeidė, ar nepažeidė ir kokias gali teikti rekomendacijas tada. Taip teisingai ir įvardėjo Kęstutis, kad 2 punktais. Pažeidimo nėra padaryta, o rekomendacija yra. Taip. Ir rekomendacija būtent, reiškia, dar kartą, kaip pasakyti, dar kartą įsigilinti į išvardytų įstatymų punktus. Aš čia galėsiu atsiųsti tų įstatymų straipsnių dalis. Čia ir kažkur 6 ar 7, kada nei dar kartą pasigilintų.
Nu, tai vis tiek turės būti etikos komisijos sprendimas, su kuriuo turės būti supažindinti ir tie tarybos nariai ir išsiųsta į vteką. Taip. Taip. Dėlioti viską. Mm. Tai Remigijai siūlykit balsuoti, jei visi pritariam, jei kas išsiskiria. Jo, Taip, 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 taip. Tada siūlau balsuoti už tokį sprendimą ir Siūlymai ir rekomendacijas. jo. Ne. Kas už? E, Visi. Visi, jo, ieškau Ne. dar vieną, bet prisiminiau, kad yra nusišalinis. Tai tada vienbalsiai. Tai tikėkimės, kad toks sprendims kažkaip ir praeis pro vteką. Nes, sakau, iš ko jau ten tų kabliukų žiūriu, kad tiesiog nesusišnekėjams ir negirdėjams vieni kitų. Tai va. Nu ir kągi, grįžtam į ton šaltą žiemą. Grįžtam. Jo. Kągi, Iki. tada ačiū Iki. visiems ir Ačiū. neužtrukom. Susikalbėjimo linkiu. Jo. Gerai, viso tada. Viso. Viso. Viso.